Taigi toliau tęsiu temą, kaip neįgalius žmones sergančius padaro sveikais ir badu marina. Taigi parašiau skundą Socialinės apsaugos ir darbo komitetui. Parašiau Rimos Baškienės adresu, tačiau Baškienė 26 dieną birželio komiteto posėdyje nedalyvavo, o nedalyvavo komiteto posėdyje todėl, kad nenorėjo pasidalinti mano skundu. Taigi skundą aš parašiau tada Paulei Kuzmickienei, kad komitete būtų sprendžiami šie pagrindiniai klausimai. Taigi, kad neįgalieji iš daug ligų padaromi sveiki, suklastojami sveikatos dokumentai. Taip pat turėjau nedarbingumo pažymą, dalyvumą ar nedalyvumą turėjo būti atlikta per 3 darbo dienas. Tačiau aš atsakymą gavau po mėnesio ir 12 dienų. Taigi, antras klausimas turėjo būti sprendžiamas. Trečias klausimas. Tai, kad specialistė, kuri uždavė man klausimus, nei vieno klausimo, į kurį aš atsakiau, nepažymėjo teisingai. Nes aš irgi pildžiau klausimyną. Taigi, aš surinkau 101 balus, o man atsiuntė, kad surinkau 51. Taigi, pagrindiniai šie klausimai turėjo būti sprendžiami komitete, tačiau komitetas nei vieno mano klausimo nesprendė. Aš nesuprantu, kodėl aplamai yra Socialinės apsaugos ir darbo komitetas, jeigu į jį kreipiesi su klausimais, kad būtų išsprendžiami klausimai, kurie susiję su bado marinimu. Tačiau komiteto pirmininkė Paulė Kuzmickienė nesprendė nei vieno komiteto posėdyje klausimo. Tai reiškia, kad Paulei Kuzmickienei neįgalūs žmonės visiškai nerūpi. Suklastoti sveikatos dokumentai ir badu marinti žiaurus elgesys su žmogumi. Žmogaus teisių konvencijoje parašyta, kad žmogaus badu marinti negalima. Žiaurus nusikaltimas. Bet Šiaulių vedėja Lina Šaltmerienė galima ir už tai atlyginimą gauna.
kitoje šalyje už tokį žiaurų elgesį, badu marinimą, būtų atimta licencija dirbti iš asmens ir negalėtų dirbti antoj vedėja mažiausiai 5 metus. Taigi, aš prašiau Paulės Kuzmickienės, kad 26 dieną vykstant komiteto posėdžiui būtų sprendžiami mano keliami klausimai. Tačiau nei vieno klausimo nesprendė. Taigi, nuo gegužės 1 dienos aš neturiu nei 1 cento piniginėje, neturiu už ką nusipirkti maisto, valgyti, susimokėti mokesčių. Negaliu važinėti į reabilitaciją. Neturiu už ką nusipirkti bilietą. Šitame posėdyje būtinai pasikvieskite Eglę Čaplikienę ir paklauskite vedėjos, kuri padaro žmones neįgalius sveikais iš sutrikusių funkcijų ir badu marina, žiauriai kankina. Ar gali toliau dirbti antoje? Tai žiaurus nusikaltimas. Ir kiek Lina Šaltmerienė, Šiaulių vedėja, padarė neįgalių žmonių sveikais nuo sausio 1 iki birželio 1. Manau, kad ne vieną ir ne 2. Norėčiau, kad socialinės apsaugos ir darbo komitetas sudarytų komisiją arba paskirtų auditui, kuris galėtų patikrinti, kiek Šaltmerienė Lina badu marina neįgaliųjų, padarė sveikais, suklastojo sveikatos dokumentus. Taigi, negalios reforma padaryta ir įsigaliojus nuo sausio 1 dienos yra neteisinga ir labai žiauri. Lietuvoje mažinama neįgaliųjų skaičius žiauriausiu būdu. Neįgalieji padaromi sveiki ir iš daug sutrikusių funkcijų. Suklastojami sveikatos dokumentai, suklastojami klausimynai ir badu marinami. Ir neįgaliųjų niekas negina, o stumdo vieni nuo kitų kaip šiukšlės. Ir teisybės niekur nerasi. Prašau stabdyti šią įsigaliojančią neteisingą ir žiaurią reformą. Nelaukit, kad žmonės neįgalieji žudysis, vonioje šoks nuo tiltų, eis ant traukinių bėgių, skandinsis ir kitokiais būdais žalosi save iš nevilties, nes neturi už ką pavalgyti, susimokėti mokesčių, nusipirkti vaistų. Ar žinot,
kokia tuo metu psichologinė būsena žmogaus. Taigi ir užbaigių bus daugiau.